Sveiki, mėly klausytojai, Vilniečiai. Iš tikrųjų, mano paskaita su tokiu intriguojančiu pavadinimu, kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybė savinasi Maskva. Tai turbūt šiandieną visi žinome, kad Ukrainoje vyksta žiaurus ir neteisingas karas, bet ne vien tik tai karas realybėje, bet vyksta ir informacinis karas. Ir iš tikrųjų kova vyksta tarp dviejų valstybių intelektualų. Iš tikrųjų, kas yra tikrasis Kijevo Rusios paveldėtojas. Ir kaip mes žinome, toks yra, sakykime, ciniškas aiškinimas, kad Ukrainos valstybės nebuvo, kad jinai yra sukurta Stalino, Lenino laikmečių gimusi ir kad tiesiog tokio imperinio mito apsvaiginti tos naujosios maskvieniškos istorijos kūrėjai būtent aiškina ukrainiečius ir vadina tokia dirbtina tauta. Tuo tarpu, aišku, ukrainiečiai visi sąžiningai atsikerta, kad kaip tik Maskovija uzurpavo teisę į garbingą Kijevo Rusios paveldą. Taigi, iš tikrųjų, tas kuriamas ciniškas naratyvas, jog ukrainiečiai nepilnavertė tauta, be kultūros, be istorijos, kad su Kijevo Rusia Ukraina nieko neturi bendro, kaip ir minėjau, kad jokios Ukrainos kaip ir nebuvo. Tai tiesioginė prasme, aišku, tas senosios rytų slavų valstybingumo tradicijos paveldėtoja yra Maskva. Iš tikrųjų, ar yra taip? Ir šiandieną mes pabandysime pasižiūrėti, kodėl ta Maskva taip į savo tapatybę, konstruodama savo tapatybę, žvelgia būtinai per Kijevo prizmę, per Ukrainą. Galim kelti ir iškart klausimą, o kas būtų, jeigu būtų atvirkščiai? Maskva liktų tikriausiai su 300 metų mongolų ordo patirtimi, o gal taip ir yra. Taigi šiandieną bandysime ir pasvarstyti, pažvelgti į Ukrainos krikščionybės procesus, vykusios būtent agresyvios Maskovijos politikos, stačiatikiško pasaulio, krikščioniško pasaulio atžvilgiu. Šiame kontekste kalbėsiu. Ir aišku, pradėdama noriu keletą sąvokų paaiškinti. Tai pirmiausiai rusėnais vadinsiu Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos ir Lenkijos teritorijoje buvusius stačiatikius, kitaip tariant, ir ukrainiečius, rusėnai, graikų apeigų katalikybė, unitai, sąvoka vartojama popiežiaus pavaldume, rusų stačiatikių bažnyčia su Maskvos patriarchatu, atsiskyrimas ir visas kitas sąvokas, kurios bus vartojamas, kaip tik aš aiškinsiu jau teksto eigoje. Taigi keliaujame Ukrainą, tiesa dar Ukrainos pavadinimą ir Kijevo Rusia ir Ukraina aš tapatinsiu kartu, dėl to, kad tai yra ukrainiečių tautos tėvynė, jos čia ištakos. Ir dar kaip tik rusėnai, tai iš kur ta Ukraina atsiranda, kur jos tapatybė, tai būtent iš senrusių, būtent iš Kijevo Rusios kilusi. Ir kaip minėjau, būtent šitoje erdvėje, Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos erdvėje, mes kalbėsime apie rusėnus. Tai tokios pagrindinės sąvokos. Iš tikrųjų, kalbant apie Kijevo krikščionybės procesus, istoriją, turbūt reikia matyti kelis etapus Ukrainos, sakykime, ir Lietuvos santykių kontekste, koks tas pobūdis buvo, kiek čia Lietuva, kokį vaidmenį Lietuva suvaidino. Tai aišku, labai svarbu atsispirti nuo Kijevo Rusios
ir šios valstybės tradicijos tiesioginių įpėdinių, tai yra laikus 11-13 amžius, maždaug tokią chronologiją. Tada lietuviškoje epocha, kada lietuviai prisijungė ukrainietiškas žemes, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, maždaug 14-16 vidurys iki Liublino unijos, tada lenkiškoji epocha su Lenkijos karalystės laikais iki 18 amžiaus pabaigos ir be abejo carinės Rusijos, imperinės Rusijos, bolševikinės, sovietinės ir iki pat šių dienų pabandysime peržvelgti. Taigi, pirmiausiai grįžkime prie Kijevo Rusios tradicijos. Čia Ukrainos yra pagrindas ir pradžia. Kaip žinia, jau Kijevo Rusiją krikštijo kunigaikštis Vladimiras, vadinamas dar Vladimiru Didžiuoju. 988 metais priėmė krikštą. Prieš tai jo tėvas Sviatoslavas suvienijo tas rytų slavų gentis ir Vladimiras, vesdamas Bizantijos imperatoriaus seserį Aną, kaip tik sukūrė santykius ir pradėjo bendrauti su Bizantijos valstybe ir priėmęs iš Bizantijos krikščionybę, Bizantijos religija, tai yra stačiatikybė, pradėjo savo veiklos etapą. Aišku, krikščionybės sklaida nuo Vladimiro iš Kijevo sklido, sakykime, piramidės būdu į tokį laiptais, socialiniais laiptais į būtent Kijevo Rusios periferiją. Ir aišku, buvo naikinami stabai, žmonės verčiami krikštytis, priimti krikščionybę, tačiau daugiausiai nuveikė jo įpėdinis sūnus Jaroslavas Išmintingasis. Taigi prie Vladimiro Kijevo Rusia tapusi Konstantinopolio ekumeninio patriarcho dalimi turėjo ir savo metropolitą, tai yra buvo įkurta metropolija, vadinama Rusios metropolija, ir imperatorius pasiliko teisę skirti metropolitus Kijevo Rusios bažnyčiai. Ir štai Jaroslavas Išmintingasis jau pradėjo dar naujesnį etapą. Jis laikomas istoriografijų kaip statytojų, kaip įstatymų leidėjų. Ir būtent jo laikais Kijeve buvo pastatyta Šventos Sofijos soboras, pastatytas Bizantijos Konstantinopolio pavyzdžiu. Ir kita vertus, Jaroslavas Išmintingasis Kijevą aptvėrė sieną, aukso vartus pastatė, kur ir šiandieną Kijeve tikriausiai daug kas buvote, jie yra atstatyti visiškai naujai. Toliau jis įstatymus leido Naugarde, su Naugardu dideli artimi ryšiai, ta vadinamoji rusų tiesa, Pečerų Lauroje vystė raštiją, bažnytinę slavų kalbą, buvo leidžiamos liturginės, jau pradedamos leisti liturginės knygos, taip vadinama pritaikius Kirilo ir Metodijaus sukurtą abėcėlę kirilicą. Iš tikrųjų, Kijevas tapo toksai ir raštijos ir kultūros centras. Ir galima sakyti, tuo laiku Kijevo Rusia klestėjo, sukūrusi savo tikrai tokį didžiulį architektūrinį, kultūrinį paveldą. Be abejo, ne vien tik Kijeve. Jaroslavas statė ir kituose didžiosios kunigaikštijos teritorijose, kitose kunigaikštystėse. Toliau vėlgi, aišku, tą sėkmingą kelią jo sutrukdė be abejo ir jau mongolų totorių antplūdžiai, mongolų ordos siautėti. Aišku, pats Jaroslavas mirė 1054 metais, tai irgi data labai simboliška, nes kas įvyko. Būtent Bizantija
Bizantijoje įvyko didžioji schizma, bažnyčių skilimas. Bažnyčia skilo, krikščioniška bažnyčia skilo į rytų, tą vadinamą ortodoksiškąją ir stačiatikiškąją ir vakarų katalikiškąją. Ir iš tikrųjų, sakykime, Ukrainos krikščionybę aiškinant, šitas vyksmas turės gana didelę reikšmę. Iš tikrųjų, ordų invazija suskaldė ne tik tai Kijevo Rusiją, bet ir nusiaubė Kijevo Rusiją. 1240 metais Kijevas buvo sudegintas, nuniokotas, išplėštas ir panašiai, bet taipogi nusilpo ir kitos kunigaikštystės. Ir šiame kontekste reikėtų matyti, kad iškyla, čia gal ir matysis ružava spalva, stiprėja, jeigu centrinės teritorijos kunigaikštystės nukentėja, tai periferijos vis dėlto išlaiko tą tvirtumą ir čia iškyla Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė, kuri jau 13 amžiuje iš tikrųjų vaidino stiprų vaidmenį ir buvo viena tokia jau stipriausių kunigaikštyščių. Ir dar svarbiausia, kai mongolai nusiaubė Kijevą, Kijevo metropolitas pasitraukė į Vladimirą 1299 metais. Tai iš tikrųjų šitam miestui ir kunigaikštystei buvo didžiulis prestižas. Dar daugiau, jeigu pasižiūrėsime, kas įvyko 14 amžiaus pradžioje, tai vėlgi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vaidmuo yra labai didelis. Ukrainos krikščionybės iškilimas tampriai susijęs ir su Lietuvos didžiąja kunigaikštija. Taigi, žinome, kad maždaug 1321 metais čia ir yra ikonografija, kada pavaizduotas Gediminas, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas įžengia į Kijevą, jis atvyksta iš Irpenės pusės, kurią mes dabar šiandien irgi esame girdėję. Ir štai čia žemėlapis, kur galime pamatyti plėtrą, kaip lietuviai užkariauja Ukrainos žemes. Tai Ukrainos užvaldymo pobūdis 14 amžiuje iš tikrųjų toks yra imperinis. Kaip yra pasakęs garbios šviesios atminties profesorius Edvardas Gudavičius, kad Lietuvos didžioji kunigaikštija 14 amžiuje tai šakalas einantis paskui mongolų tigrą. Nes šitos žemės, Kijevo Rusios žemės, Ukrainos žemės jau buvo nusiaubtos mongolų totorių. Už tai buvo lengviau prisijungti. Tai mes paprastai irgi kalbame apie natūralų žemių prisijungimą, žemių likimą. Reiškia, kad tos žemės paprastai išliejasi prie švelnesnio okupanto arba net taikų prisijungimo pobūdį. Tai vėlgi turbūt reiktų pasakyti, kad tą Rusios konsolidacijos tų žemių procesą perėmė Lietuvos didieji kunigaikščiai, kaip minėtas Algirdas, minėtas Gediminas ir Algirdas bei Vytautas. Vakarų pasaulio įtaka dar labiau, aišku, irgi į šitą regioną sustiprėjo. Netgi tuo metu Bizantijos istoriniai šaltiniai apie tokį lietuvių užkariavimo būdą, taikingumą neužsimena ir atvirkščiai kalba apie narsį ir karingą tautą. Todėl aišku, tas, kad Ukraina ar tiek kitų senosios Rusijos žemių taikus prijungimas prie Lietuvos didžiosios kunigaikštijos, tai idėja, procesas, tai laikomas turbūt jau vėlesnės istoriografijos ir turbūt Rusijos istoriografijos XIX amžiaus suformuluotų mitu. Lietuviai tikriausiai, veikiausiai buvo tokie pat grobikai, kaip ir kiti, tik užgrobę svetimą kraštą, nespausdavo, tai yra nekeisdavo susikloščiusios tvarkos ir, kaip sakoma, senovės negriauname, naujovių neįvedame.
palikdavo senasias kunigaikštysčių struktūras, vėliau tai virto Voluinės, Polocko, Vitebsko, Kijevo sričių privilegijomis ir, aišku, kunigaikščiai perimdavo kai kurias visuomenės ir valstybės organizacijos formas. Tai, aišku, liudija ir tam tikros savokos. Taigi dabar mes jau kalbame apie 14 amžių, kada jau ir Lietuvos didžioji kunigaikštija dalyvauja Ukrainos krikščionybės arba Ukrainos valstybės gyvenime. Tai kyla klausimas, o kur tuo metu buvo Maskva? Kokie čia yra Maskvos iškilimo? Tai, sakykime, kai jau Kijevo Rusia klestėjo, tai Maskva dar tik tai pradėjo šliaužioti kaip kūdikėlis. Vos pradėjo šliaužioti. Maskvos miestas yra paminėtas 1147 metais Vladimiro Suzdalės kunigaikštystėje kaip miestas, kuris laikomas tuo metu kaip prekybos centru ir panašiai. Bet po mongolų invazijos suirus Kijevo, Vladimiro Suzdalės kunigaikštystėje, Maskvos atsiranda ir Maskvos kunigaikštystė, aišku, dar nedidelė, bet jau pradeda po trupučiuką kas stiprėti. Ir čia reikia tokį faktorių įvertinti, kad į Maskvą 1325 metais, panašiai kaip Gediminas atvyksta užkariauti Ukrainos žemių, tai tuo laiku į Maskvą iš Vladimiro persikelia Rusios stačiatikių bažnyčios metropolito rezidencija. Ir kas svarbiausiai, Maskva pradeda laikyti su mongolų orda gerus santykius. Aišku, mes žinome, kad tose kunigaikštystėse jos buvo priverstos mokėti ordos chanui jerlyką ir Maskva šioje atveju tampa valstybe, kuri suranda raktą į mongolų chano širdį. Čia tokia metafora. Ir žinome jau Ivaną Kalitą, kuris sugebėjo kaip tik gerai sugyventi ir netgi jo ir tas vardas Kalita, tai vadinamas kaip ir pinigų maišas. Žodžiu, kas chanui daugiau sumokės, tas bus paskirtas didžiuoju kunigaikščiu, o būtent nuo chano ir priklausė, kas bus skiriamas. Taigi, aukso ordos ir meilikaujančios Maskvos būtis aiškiai rodo Maskvos valstybės iškilimą, Maskvos didžiosios kunigaikštijų stiprėjimą. Ir be abejo, jau už karinę pagalbą 14 amžiaus antroje pusėje iš chano Maskvos kunigaikštystė gavo žemutinį Naugardą. Toliau dar labai svarbus faktorius yra Dmitrijaus Doniečio Kulikovo mūšis laimėtas. Tai štai kaip tik sustiprina Maskvos kunigaikštystę, jos prestižą. Aišku, čia yra ir patriarchas sėdi Maskvoje ir Maskva pradeda stiprėti, jos iškilimas jau 15 amžiuje labai svarbus. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad Dmitrijus Doniečio sūnus Vasilijus I tai vedė Vytauto didžiojo dukrą Sofiją Vytautaitę. Ir tai labai svarbus faktorius, kada Vytautas galėjo, sakykime, su Maskva turėti visiškai gerą kaiminystę arba matyti vienus ar kitus procesus ir galbūt pakreipti savo naudingą linkmę. Taigi, jeigu pasižiūrėtume į šitą žemėlapį, dėja jis jums nėra ryškus, Maskva kaupia aplink save žemes. Ir štai, jeigu pasižiūrėtume Lietuvos didžioji kunigaikštija, kaip atrodo 15 amžiaus Vytauto laikais išplėsta valstybė iki jūrų. Taigi, vėlgi, reikėtų turbūt grįžti prie Maskvos. 15 amžius ypatingai yra sudėtingas, nes
į sostą Maskvoje po Vasilijaus I mirties atėjo Vasilijaus sūnus Vasilijus II Tamsusis ir santykiai su Lietuva nebuvo tokie geri. Buvo pasirašyta ta vadinamoji amžinoji taika su Lietuvos didžiojo kunigaikščiu Kazimieru ir Vasilijum Tamsuoju 1449 metais. Ir jau čia buvo aiškus Lietuvos pralaimėjimas, nes buvo susitarta dėl žemių, dėl Naugardo ir Pskovo priklausomybės Maskvai, jos dispozicijoje patenka, o kitos, sakykime, kaip Tveri, lieka Lietuvos dispozicijoje, bet įvyksta dar nauji dalykai, aiškinantis krikščionybę. Lietuva, aiškinantis Ukrainos, reiškia, krikščionybę. Labai svarbus faktorius buvo Lietuvos krikštas 1387 metais. Ir čia vyraujanti valstybinė religija tapo katalikybė. Ir tada, aišku, Vytautas ir Jogaila vykdo jau savo politiką ne tik valstybės reiškia, stiprinimo centralizacijos prasme, bet ir konfesinę. Ir stengiasi turėti savo nepriklausomą autokefalinę, nepriklausomą nuo Maskvos autokefalinę Lietuvos didžiosios kunigaikštės metropoliją. Ir Vytautas pirmus žingsnius pradeda jau Konstancijos bažnytinėme susirinkime. Aišku, tai buvo visuotinis, vienas didžiausių turbūt katalikų bažnyčios susirinkimas, vykęs 1415-18 metais, bet susitarimo dviejų bažnyčių, reiškia unijos prasme, tai nepavyko, bet Konstancijoje, kaip žinome, buvo apkrikštyta Žemaitija ir įkurta jos vyskupija. Tačiau Kijevo Vytautui pavyko perkelti rezidenciją iš Kijevo į Naugarduką ir į Vilnių. Ir aišku, toliau vystyti projektą, kaip sujungti bažnyčias, kaip integruoti tą didžiulę stačiatikių visuomenę į katalikišką visuomenę. Ir čia buvo surastas kelias, kaip tik jis buvo Lietuvai patogus, nes Bizantija, Konstantinopolis buvo atsidūrę tokioj sudėtingoj situacijoje, kadangi ir priešų, iš išorės priešų turėjo didžiulių puolimų. Taigi Florencijos bažnytinė unija 1439 metais, aišku, tie svarstymai vyko gana ilgai, ir čia įvyko dar nauji dalykai. Buvo kaip tik pasirašyta Florencijos unija, susitarta dėl pagrindinių dogmų, dėl filiokvė klausimo, kuris visą laiką kaip tik bažnyčias ir skaldė. Kaip žinome, filiokvė tai yra, reiškia, kilimo sūnaus šventos dvasios, reiškia, iš tėvų ir sūnaus katalikų bažnyčiai, o stačiatikiai priimtas kompromisas, kad šventoji dvasia kyla iš tėvo, bet per sūnų. Toks surastas kompromisas. Palikta Eucharistija, graikiškos apreigos ir taip toliau. Žodžiu, buvo susitarta, bet įvyko dar kiti dalykai. 1453 metais žlugo Bizantija. Konstantinopolį užkariavo Turkija, Turkų Osmanų imperija. Ir čia įvyksta vėlgi Kijevo ir visos Rusios atsiskyrimas nuo Maskvos metropolijos. Ir Maskva jau kūrė savo atskirą patriarchatą ir sako, kad Konstantinopolis yra išniekintas, yra turkų išniekintas ir jie kūrė savo atskirą autokefalinę stačiatikių bažnyčią. Nuo tuomet iš tikrųjų galima sakyti, kad jau Maskva ar Maskovija, kaip aš vadinu, ten ruškia rusų stačiatikių bažnyčia, Maskva mato kaip trečiąją Romą, kaip Konstantinopolio įpėdinę, Maskvos patriarcho kaip visos stačiatikių bažnyčios valdovą. O Lietuvos didžiojo kunigaikštijoje yra Kijevo metropolitas,
sukūriama autokefalinė stačiatikių bažnyčia, kuri pavaldi Konstantinopolio patriarchui, kuris ir reziduoja Konstantinopolyje, bet jau ir turkų, tame okupuotame turkų, užgrobtame turkų mieste. Aišku, situacija buvo gana irgi Kijevo Konstantinopolio metropolitui sudėtinga, bet čia jau kitas klausimas. Taigi mes matome LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštijos metropolijos centrus, Sofijos soboras Kijeve, Boriso ir Glebo cerkvė Naugarduke ir Vilniaus stačiatikių soboras. Čia ir toliau kaip schema, kaip yra išsidėstę, čia jau 15 amžiaus dar schema. Tai yra katalikų bažnyčios, stačiatikių cerkvės, mėlyna pusė tai yra stačiatikių, rusėniškoji pusė, kur kūrėsi cerkvės ir 16 amžiuje, kaip tik čia buvo ypatingai, galima sakyti, Vilniaus vizitinė kortelė, tai joje vyravo didesnis cerkvių skaičius negu katalikiškų bažnyčių. Taigi, dar ką noriu pasakyti, kad ta Lietuvos didžioje kunigaikštystės erdvėje atsidūrusi stačiatikių, tuo pačiu ir ukrainiečių bažnyčia, išgyveno ištisą renesansą. Jeigu imkime vien tik tai Vilniaus miestą, ar ne, tai galima įvardinti ir įvardinamas istoriografijoje naujausioje kaip Vilnius 16 amžiuje, kaip savitas literatūrinis Babilonas. Čia veikia stačiatikių leidybos centrai, pradedant, aišku, turbūt Pranciškaus Skorinos leidykla, kurioje gimė nuostabus kūriniai Apaštalas ir taip toliau, Mamoničių spaustuvė, Haraburdos, juose spausdintos liturginės ir kitokio pasaulietinės ir kitokio pobūdžio knygos. Aišku, tokie centrai iškilo ir Ukrainoje, Kijevo Pečorų Lauroje, mums artimosnėje dalyje, tai yra Supraslyje, Ostroge ir taip toliau. Ostroge kaip tik buvo išleista jau Konstantino Ostrogiškio sūnaus Konstantino Konstantinovičiaus Ostrogo Biblija. Taip, ypatingai stačiatikių bažnyčiai stiprėjimui, klestėjimui, sakykime, reikšmę turėjo ir stačiatikių brolijos, bet tikrai didelę reikšmę stačiatikių bažnyčiai turėjo pasauliečiai. Tai, sakykime, Lietuvos didysis etmonas, kilęs iš Voluinės žemės, iš Ostrogo, tapęs tikrai labai talentingų karvedžių. Konstantinas Ostrogiškis, žinome, ne, kad prieš Oršos mūšį įsirūpino iš Žygimanto Senojo privilegiją, kad pergalės atveju jisai galės pastatyti cerkvės Vilniuje, tai būtent jo iniciatyva, kaip ir mecenatas, iškilo stačiatikių bažnyčios gotikinio stiliaus, tai Švento Mikalojaus cerkvė, Švenčiosios Trejybės cerkvė, perstatyta į mūrinę ir, aišku, buvo perstatyta senoji nauja mūrinė cerkvė, Skaisčiausios Dievo motinos šventovė, kitaip tariant, stačiatikių katedra. Taigi, čia matome kaip tik Vasilijaus kito brolio, reiškia, Vasilijaus Konstantino Ostrogiškio organizuotą spaustuvę Ostroge ir jos leidinius. Be abejo, Supraslės ne tik tai buvo kaip ir gotikinės cerkvės vienas iš pavyzdžių, bet ir kaip ir bažnytinės unijos, sakykime, proceso rezultatas, bet ir kaip stiprus tos stačiatikiškos religinės literatūros ir pasaulietinės literatūros leidybos centras. Aišku, Konstantiną Ostrogiškį mes matome čia ir šiandieną prie Švenčiausios Trejybės cerkvės jam yra atminimo lenta, bareljefas, išleidžiamos knygos ir taip toliau. Kijeve, kaip žinome, jis palaidotas yra Kijevo Uspenės sobore atstatytome ir jau šiandieną yra jam atkurtas sarkofagas pagal tą pavyzdį, kada buvo Uspenės soboras susprogdintas Antrojo pasaulinio karo metu. Be abejo, rusėnų kalba buvo leidžiami ir Lietuvos statutai, rašomi metraščiai.
Bet vėl grįšiu prie Maskvos vaidmens šitame procese. Tai šiek tiek jau minėjau 15 amžiuje Vasilijaus Tamsiojo, tai yra Vytauto anūko vaidmenį, kuris atsisakė, sakykime, pripažinti Florencijos bažnytinės unijos nutarimus ir rūpinosi, aišku, Maskvos kilimo. Ir jau 15 amžiaus antroje pusėje į valdžią atėjus jo sūnui Ivanui III visiškai keičiasi situacija, nes, sakykime, 15 antroje pusėje Lietuva praranda tas žemes, kurios sugyveno su Lietuva, kaip Naugardo Respublika, kaip Tverė ir kitos žemės, kurios labai tikėjosi iš Lietuvos didžiosios kunigaikštijos pagalbos, bet deja Rusijos kariuomenė sugebėjo jas nukariauti, prisijungti. Tuo tarpu mūsų, kaip aš sakau, valdovas pramiegojom šitą momentą ir leidome Maskvai stiprėti, kuri prisidengusi stačiatikybės gynimo skraiste, nes pas mus Lietuvos didžiojo kunigaikštijoje vyko būtent bažnytinės unijos procesas ir kai kurie stačiatikių bajorai, elitas, didikai kaip tik jau pasinaudodami Florencijos bažnytinės unijos nutarimais pateko į tą valdžią, į politinį valstybės elitą, į ponų tarybą ir, žodžiu, kūrė valstybės, aktyviai gyveno valstybės politinėme gyvenime. Tai Ivanas III prisijungė, kaip tik pradeda užkariavimus su Lietuva ir nepadėjo net Aleksandro Jogailaičio vedybos su jo dukra Elena, nors Elena vis dėlto aiškėja, kad tapo graikų apeigų katalikė, pas ją lankėsi ir popiežius, ir kiti, ir pripažinta jos buvo tas popiežiaus viršenybė, bet to jinai, aišku, būdama stačiatikė, išlaikiusi tas apeigas, bet taipogi irgi turėjo patronato teisę, rūpinosi kai kuriomis Vilniaus bažnyčiomis, kaip ir Švenčiausios Trejybės cerkvė, iki jos reikalais. Taigi Ivanas III jau norėjo tituluotis visos Rusijos caru, tačiau Lietuva nepripažino, diplomatiniam lygmenį nepripažino šio titulo. Ir toliau Maskva, kada ateina į valdžią jau sūnus, dar tiesa svarbu pasakyti, kad Ivanas III vedė Bizantijos imperatoriaus dukterėčią Sofiją Paleologę. O Bizantijos jau nebėra ir būtent valdant Vasilijui III jo sūnui buvo kuriamas naratyvas, kad reikia Maskva perima iš esmės Bizantijos imperatoriaus vaidmenį. Ir Rusija ir Maskvos didžioji kunigaikštija pradeda naudoti jau ne kunigaikštystės titulą, bet tą helenizuotą pavadinimą Rusija. Ir tą, reiškia, jinai išlaiko 16-17 amžiuje. Taigi, valdant Maskvos kunigaikščiams Vasilijui III ir Rusijos caru pasiskelbusiam Ivanui IV Rūsčiajam arba Žiauriajam, Maskva laiko save imperatoriaus Konstantino Didžiojo dvasiniu ir politiniu paveldėtoju. Ir kad yra tinkama Romos ir Konstantinopolio įpėdinė. Ir caro titulas tuo metu, jį pripažino vakarų valstybės, reiškia Ivaną, ir, žodžiu, tas titulas buvo prilyginamas kaip imperatorių ir aišku, netgi aukštesnis buvo už vakarų Europos monarchų pavadinimą. Taigi, dar kas svarbiausiai, jos galybė ir, sakykime, ta Cezaro papizmo, tos galybės bažnyčios ir valstybės kaip valdovo ta sąjunga, tai labai atsispindi
herbe. Būtent maskvėnai perima, Vasilijus III Ivanas perima herbą iš Bizantijos. Taip, ir tas erelis ilgai, matote, dvigalvis erelis, Bizantijos imperijos herbas. O toliau jau Rusijos herbas jį pertvarko 17 amžiuje Aleksėjus Michailovičius, tai yra pirmasis Romanovų dinastijos caras. Tai ant šito erelio dvigalvio uždeda tris karūnas viršui ir į tas kojas erelio vieną įdeda, reiškia, insignijas, valdovo insignijas, tai būtent rutulį su kryžiumi ir kitoj pusėje, žodžiu, skeptrą. Viduryje įdeda herbą, tai laikomas, kad tai yra Riurikaičių herbas, tai yra raitelis, sidabrinis raitelis su mėlynu apsiaustu, kuris auksinė ietimi smeigia juodą drakoną. Tai šitą, kaip mes žinome, šito herbo apskritai Rusijos istorijoje herbas evoliucionavo, ypatingai sovietmečių laikotarpį, jos nebuvo naudotas po bolševikinės, reiškia, tos Rusijos. Ir buvo tada penkiakampiai žvaigždėjai kūjas ir pjautuvas, ir žinom tą herbą. O dabar nuo 1993 metų Rusija vėl naudoja šitą herbą. Taigi vėl grįžtu prie tos galybės, kuri atsiranda 16 amžiuje. Tas atsiranda cezaropapizmas, tai yra bažnyčios pavaldumas valstybei ir valstybės teisė kištis į bažnyčios reikalus, vidaus reikalus. Tai būtent tai ideologija skelbusi ir žodžiu, ir praktiškai tai buvo daroma. Tai atsiranda bažnyčios tokia tampri priklausomybė nuo pasaulietinės valdžios. Ir aišku, tokie santykiai, be abejo, tas tamprumas tai yra ir Bizantijos imperijoje, kada pats imperatorius jau 5 amžiuje, nesakykime, skyrė ir šalino patriarchus arba vyskupus ir vyskupus, šaukė pats bažnytinius susirinkimus, skelbė dogmas, liturgiją ir taip toliau. Tai žodžiu, tas irgi ateina pavyzdžiai, čia sakykime, ir iš Frankų imperijos ir taip toliau, Karolio Didžiojo. Tai Rusijos mesianizmo ištakos, Maskvos kaip trečiosios Romos, žodžiu, idėja, tai nes kodėl sakoma, kad tos neva pirmosios 2 Romos iškraipiosios Kristaus mokymą, o tikroji krikščionybė likusi tik rusų stačiatikybė. Todėl ir Rusijos plėtimasis reiškia tikrojo tikėjimo misiją. Tai pirmą kartą Maskvos kaip trečiosios Romos koncepcija 16 amžiaus 3 dešimtmetyje suformulavo kaip tik vienuolis Filotėjus ir jisai savo laiškuose Maskvos didžiajam kunigaikščiui Vasilijui III, kurio, kaip ir minėjau, motina Bizantijos imperatorė, reiškia, priklausė imperatoriškai giminiai dinastijai, tai jis ir paskelbė vienuoliaus imperatoriaus Konstantino Didžiojo, žodžiu, dvasinių ir politinių paveldėtojų. Taigi, ta idėja buvo rutuliojama ir netgi šiandien, jeigu pasižiūrėtume, tai turbūt Rusijos, Maskovijos, Putino valdyme mes irgi galime matyti šituos dalykus. Vėlgi sugrįžimas prieš to labai tokia yra eklektiška filosofija, jeigu taip sakyti, ar ne, kažkada patys smerkia carų politiką, tai dabar grįžta prie tokių idėjų ir netgi savo, kada jisai dirbo Peterburge, buvo pakabintas jo kabinete Petro I portretas. Ne? Tai tas didžia valstybingumas buvo jam turbūt suvokiamas kaip valstybės vizijos esmė. Taigi, dar jeigu kalbant apie tą, sakykime, krikščionybės klestėjimą, ką aš minėjau Vilniuje, ar nestačiatikybėje, kaip ir Ukrainoje,
viskas gerai, bet keičiasi vėlgi politinė sąranga valstybės. Liublino unija garsioji 1569 metais pakeičia žemių santykį ir 4 vaivadijos yra atplėšiamos nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos. Aišku, čia vėlgi priežastis tai būtent Maskvos karų su Livonija šitoje, reiškia, akivaizdoje šitame kontekste, bet Liublino unija, kuri vyko tikrai labai sudėtinga, tokiomis įtemptomis aplinkybėmis, tai praranda būtent Kijevo, Bratslavo, Palenkės ir Voluinės vaivadijas. Ir štai mes matome jau štai tokią teritoriją. Ir aišku, ukrainiečių stačiatikybė arba Ukrainos gyventojų visuomenė turėjo didelį poveikį, nes jau dabar perima valdymą arba tiksliau tiesioginę įtaką šitose žemėse patekusiose Lenkijos karūnai turi Lenkijos didikai katalikai ir be abejo išnaudojimas ir laikymas, sakykime, jų turbūt kitam lygmenį, nes karjerą tu galėjai padaryti tik per katalikybės liniją. Tai tikrai kertinis, turbūt dar vienas kertinis civilizacinės reikšmės įvykis Ukrainai, pakeitęs irgi krikščionybės santykį joje, tai kur būti ir šiandieną turintis, kur galima įžvelgti tas konflikto ištakas, tai yra Brastos bažnytinė unija 1596 metais. Tai būtent, ką norėjau pasakyti, kad ta pati pagrindinė priežastis, kad net šitoje erdvėje stačiatikių vyskupų statusas abiejų tautų respublikoje akivaizdžiai buvo žemesnis negu, tarkime, katalikų, lotyniškosios tradicijos atstovų, nes katalikai posėdžiaudavo senate, žodžiu, ir panašiai. Tai Bresto bažnytinė unija suskaldė vieningą stačiatikių bažnyčią abiejų tautų respublikoje ir sukūrė aišku įtampą tarp unijos šalininkų, taip vadinamų unitų, taip, kurie pripažino, reiškia, jie tapo graikų apeigų katalikais, reiškia, Romos popiežiaus pavaldume, ir priešininkai tie, kurie nepritarė, disunitai vadinami, stačiatikais liko, laikėsi tos senosios tradicijos. Ir tas procesas, tas, reiškia, įtampa išliko iki pat abiejų tautų valstybės, reiškia, respublikų žlugimo. Kai vėliau, reiškia, buvo panaikinta bažnytinė unija jau carinės imperijos laikais 1839 metais ir kitos, reiškia, jau prijungtos prie stačiatikių bažnyčios. Tai būtent tie religiniai pokyčiai ir prasidėjęs priešiškumas, įtampos tarp unitus, aišku, rėmė popiežiai, katalikų bažnyčios hierarchai, Lietuvos Lenkijos valstybės vadovas ir, aišku, disunitai, juos rėmė stačiatikių bažnyčios hierarchai, Maskvos carai ir stačiatikių brolijos. Tai aišku, tie konfliktai pereidavo į ginkluotus netgi susidūrimus. Ir mes žinome tokį labai skaudų atvejį, kas susiję ir su mūsų šiandieną šitos programos dalimi, tai 1623 metais buvo žiauriai Polocke nužudytas unitų arkivyskupas Kuncevičius. Tai be abejo, jeigu pasižiūrėtume, kaip atrodo po Brastos bažnytinės unijos konfesinė situacija valstybėje, tai matome raudonai pažymėtas vietas, tai čia yra stipri, reiškia, stačiatikių vyskupijos nepritarusios bažnytiniai unijai. Nu ir aišku, būtent Ukrainos mūsų, reiškia, švenčiausios trejybės cerkvės perduotos unitams 17 amžiaus pradžioje, kaip ir šeimininkas, kuris tikrai daug nusipelnęs yra, kaip sakyti,
komunikuojant tas bažnytinės unijos idėjas, platinant, stengiantis atvesti į bažnyčių vienybę stačiatikius, tai Juozapatas Kuncevičius, šiandieną apie jį bus tikrai temų, bus kalbama, tai šiandieną jo palaikai ilsisi Švento Petro bazilikoje Romoje, Švento Bazilijaus didžiojo altoriuje. Tai tikrai sarkofagas arčiausiai esantis Švento Petro. Ir kaip žinome, jisai buvo beatifikuotas ir jau XIX antroje pusėje paskelbtas šventuoju. Ir dabar, jeigu kalbėti ar ne apie Ukrainos tą situaciją, konfesinė situacija ir apskritai, kas atsitinka XVII amžiuje Ukrainoje, tai pirmiausiai, kaip ir minėjau, dėl Lenkijos karūnos didikų tam tik tokios priespaudos žmonės bėgo į neapgyvendintas stepes, į laisvas žemes ir būtent pradėjo kurti savo bendruomenės, tai štai viena iš tokių susikūrė tokia ukrainiečių valstybė, etmonatas, kurio ir pradžia buvo Zaporožėje. Tai aišku, tai buvo pusiau valstybinis organas, turėjo savo struktūrą ir panašiai. Ir pirmiausia, tai jisai kovojo su Lenkijos valdžia autonomijos teisėmis. Ir iš pradžių, aišku, kazokai valdžia, reiškia, abiejų tautų respublikos valdžia, valdovas stengiasi išnaudoti kazokiją kaip valstybės pakraščių gynimams ir buvo sudaryta ta vadinama registrinė kariuomenė. Ten iš pradžių, sakykime, valstybė užsako 1000 kazokų, kurie yra aprūpinami, kurie yra atleidžiami nuo mokesčių, jiems mokamas atlyginimas ir panašiai. Jie tarnauja valstybei. Bet aišku, po to, kada nėra karų, jie lieka kur nuošalėje ir be abejo tai sukelia tam tikras problemas ir kazokų registrinių buvo noras tuose susitarimuose, reiškia, pasiekti didesnį skaičių, tačiau įvykiai klostėsi kitaip ir būtent kazokų etmonatas jau ėjo į karinius konfliktus su Lenkijos karūna ir sukilimai būdavo nuslopinami be abejo ir po vieno tokio nuslopinimo kreipėsi jie į Maskvos carą Aleksejų Michailovičių, žodžiu, kad juos apgintų, tą etmonatą susikūrusi apgintų nuo išorės priešų ir kita vertus dėl stačiatikybės. Viena iš pagrindinių, sakyčiau, priežasčių tai buvo stačiatikybės. Kazokai buvo prieš bažnytinę uniją. Jie norėjo išlaikyti tas senasias tradicijas, būti toj tikroji stačiatikybei. O stačiatikybės gynėjai skelbėsi Maskvos patriarchatas. Tai štai, tokioje situacijoje iš tikrųjų buvo pasirašyta Pereslavlio radoje 1654 metais sutartis su caru dėl gynimo. Ir iš esmės, aišku, caras įsipareigojo bajorams ten suteikti, sakykime, tam tikras teisės, laisvės ir taip toliau. Ir ginti, reiškia, tai buvo kaip protektoratas, ar ne? Iš pradžių nesikišo į etmonato reikalus. Bet kaip vėliau, jeigu žiūrėti ir visą etmonato istoriją, čia irgi ilgas pasakojimas būtų, tai etmonatas pagaliau dėl reiškia, įvairių kovų, vidinių konfliktų, dėl etmonatų išrinkimų ir panašiai, tai jisai suskilo ir štai kaip atrodo hetmonatas pilnai, jeigu čia yra kairysis ir dešinioji pusė ir kairioji pusė. Dešinioji liko Lenkijos, reiškia, valstybės pavaldume, abiejų tautų respublikos pavaldume, kairė krantė, kairysis sparnas liko labiau carinės Rusijos įtakoje. Bet iš pradžio viskas buvo protektorato teisėmis. Tai turbūt dar vienas svarbiausias dalykas, ko galėjo išvengti ukrainiečiai, ar būtų pasikeitusi jų istorija, ar galbūt nebūtų šiandieną tų baisių įvykių.
bet kazokai to neišnaudojo. Buvo kaip tik Vyhovskis, kaip tik pasirašęs sutartį, tai vadinama Hadijačio sutartis 1658 metais, į kurią turėjo įeiti Lenkijos karalystė, reiškia Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir taip vadinama Rusios kunigaikštystė. Tai dėja tais nebuvo padarytas, nes vėl rusų kariuomenė įsiveržė ir būtent etmonatą suskaldė. Tai kalbant apie, reiškia, dar baisiau, kada tas etmonatas kilo 1661 metais ir jau aiškiai kairė krantė grįžo, reiškia, daugiau Rusijos priklausomybę, dešinė krantė abiejų tautų respublikos ir įteisino tą Andrusovo sutartis su Rusija, būtent tą padalijimą. Ir aišku, liko tokia laisvesnė Zaporožės Sečiai kazokų, reiškia, teritorija, taip turėjo kondominimą, kuri galėjo ir su ta, ir su kita pusė laviruoti. Bet kas svarbiausiai, hetmonato etmonai valdė vienaip ar kitaip, jie galvojo apie vėl kaip sujungti šitą skilusią valstybę jų ir, aišku, pasitelkė į pagalbą pačius ryškiausius, sakykime, baigusius, mokyčiausius, baigusius mokyklas, turintis gerus įsilavinimą, aukštą įsilavinimą, ne tik tai savo valstybėje, bet ir iš užsienio. Tai pirmiausiai vėlgi reikia atkreipti dėmesį tą stačiatikybės stiprinimą, ar ne, tas, kad ir tam Kazokijos etmonate, tai būtent didžiulį vaidmenį suvaidino Petro Mohylos įkurta mokykla Kijeve. Tai buvo Kijevo stačiatikių metropolitas, kuris kaip tik jo, reiškia, Petro Mohylos atnaujinimo programos bruožas, tai buvo vakarietiškos kultūros modelio perėmimas ir pritaikymas stačiatikybei ginti nuo katalikų bei unitų spaudimo. Tai siekis, aišku, buvo sukurti tai katalikiškajai kultūrai lygiavertį stačiatikišką atitikmenį. Ir tai buvo švietimo įstaiga, būtent Kijevo kolegija, maždaug 1632 metais, sukurta pagal jėzuitų programos modelį. Ir aišku, tuo pačiu Kijevas tapo stačiatikių literatūros leidybos sostinė, turėjo tokį statusą. Čia vyko liturginių knygų spausdinimas, sudarytas pirmasis visuotinės bažnyčios, pripažintos stačiatikių bažnyčios katekizmas. Tai yra, galiu pacituoti, visuotinės bažnyčios pripažintas stačiatikių bažnyčios, tai yra visuotinės katalikiškosios, apaštališkosios rytų bažnyčios ortodoksiškasis tikėjimo išpažinimas. Aišku, turėjau tai didžiulę reikšmę, nes tai buvo vėlgi stačiatikių, reiškia, visuomenės tarpe stiprinti ideologiją ir taip toliau. Ir dar kas svarbu, kad Petras Mohylas siekė reformuoti stačiatikybę tą savo švietėjišką veiklą, bažnyčioje stiprinti vyskupų valdžią, rasti ir tuo pačiu rasti bendrą kalbą su abiejų tautų respublikos valdžia. Labai svarbu, kad vėliau ta jo kolegija buvo pakelta į akademijos lygmenį, tai būtent valdant labai garsiam etmonui Ivanui Mazepa, kuris šiandieną istorijoje tiek Ukrainos, tiek, sakykime, Rusijos, Maskovijos yra vertinamas kaip prieštaringa asmenybė. Tai būtent jis buvo ir Mohylos akademijos auklėtinis, tapęs, reiškia, nepaprastai išsilavinęs, baigęs
ir katalikiškas, žodžiu, studijavęs ir atsiprašau, Varšuvoje, Jėzuitų akademijoje, vakarų valstybėse, mokėjo keletą kalbų ir panašiai. Tai vėlgi, kas jau didžiausias, turbūt vėlgi tas kultūrinis skirtumas, jeigu mes lyginsime su Maskvos civilizacija, su Maskovijos sukurtomis vertybėmis tame laikotarpyje, tai, sakykime, Mazepa laikomas kaip Ukrainos kultūros architektas. Tai būtent jo laikotarpiu atsirado naujai pastatytų, rekonstruotų, dekoruotų bažnyčių vienuolynų skaičius, kuris tikrai išaugo. Čia ir skaičių pateikiu nuo 32 iki 220. Išleista daugybė, reiškia, išleista, aišku, tai didžiuliai pinigai. Jisai iš tikrųjų buvo gana turtingas etmonas, turintis, sakau, puikų išsilavinimą, išmanęs lotynų, vokiečių, italų, prancūzų kalbas, netgi karjerą pradėjęs Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero dvare. Ir vykdęs įvairias misijas. Tai štai iš tikrųjų būtent iki Poltavos mūšio, iki 1709 metų, nuo 1687 jisai buvo etmonu. Tai dar ką noriu pasakyti, kad jo laikotarpio išsiplėtė ukrainietiškojo baroko. Mes sakome ukrainietiškasis barokas, kuris labiau panašus, sakykime, tokia yra simbiozė. Tai šiaurės rytų Ukrainoje, Černigovo apskrityje, Černigovas, Baturinas, Bachmačas, Gustynė, Naugardo, tas Sieverskas, Liubečas, Mohnatinas, Nižinas, centrinės Ukrainos teritorijoje, pavardinsiu Kijevas, Perejaslavlis, Chmelnickis, Gluchyvas, Čerkasai, Priluky, Poltava, Liubnas, Bila Cirkva, Sumai. Tai Černigovo ir Kijevo apskritis, pabrėžiu, tai pagrindinis ukrainietiškojo baroko arealas. Ir turbūt ukrainiečių požiūris į Ivaną Mazepą atspindi tuos kultūrinius, kalbinius skirtumus, kurie egzistuoja tarp rusiakalbės rytų ir ukrainietiškai kalbančiosios vakarų Ukrainos. Ir, aišku, tas baroko kelias į Ukrainą eina per Vilnių, nes iš Vilniaus kaip tik buvo, reiškia, Černigovą pakviestas vokiečių kilmės architektas Ivanas Batista, kuris suprojektavo, žodžiu, 2 katedras priklausančias lotyniškojo baroko kupolinėms, ten su 3 navom, bazilikoms ir taip toliau. Kas dar svarbu, čia yra Šventos Sofijos soboras, kuris kaip tik buvo baroko stiliumi rekonstruotas katedra. Ir dar noriu visai truputį iš šoną jums priminti, kad mes irgi turime Lietuvoje labai reikšmingą 17 amžiaus autentišką dokumentinio paveldo paminklą. Tai būtent mūsų Vrublevskių bibliotekoje retų spaudinių skyriuje yra saugomas kaip tik 17 amžiaus leidinys lotynų kalba, taip vadinasi Capitolium Perennis Gloria, tai yra amžinosios šlovės Kapitolijus, 18 puslapių knyga. Tai yra vienintelis pasaulyje išlikęs sveikas egzempliorius. Jų yra 3. Kiti egzemplioriai, kur yra paminėta, nes jis dedikuotas Ivanui Mazepai, tai jie yra išplėšti lapai, apeliuojant į tai, kad jis buvo rusų bažnyčioje pasmerktas ir jam pritaikyta anatema. Be abejo, dar noriu pakomentuoti, kad su bažnytinė unija vėlgi tokius 2 mums svarbius kultūros centrus, tai Lvovo Švento Jurgio katedra, tai yra ir Unitų metropolito rezidencija, kompleksas, kuris šiandien tikrai iškiliausias yra Ukrainos graikų apeigų katalikų centras. Ir kas įdomiausia, šitą katedrą, ne, prieš ją yra tokios, čia nesimatys gal tik tai viena figūra, tai yra 2 figūros, viena yra popiežiaus,
kuris ant galvos dėvi tiarą, tai yra 3 dalių, tą tiarą, reiškia, iš 3 karūnų sudėta tiara. Viena ranka jis laimina, mato dešinę ranką laimina, daro palaiminimą, o kairėje rankoje laiko 3 sluoksnių kryžių. Kita figūra, kurios aš nespėjau, neįdėjau, tiesiog tai yra graikų apeigų patriarcho, kuris sėdi reiškia, rankoje laiko Evangeliją ir rankoje laiko tą vadinamą ganytojo lazdą. Tai štai, toliau, jeigu pasižiūrėtume, aš nebekalbu, bet jeigu tą virsmą pasižiūrėti, tai kaip žinia, etmonatas panaikintas ir vėlgi krikščionių bažnyčia Ukrainoje patyrė tam tikras perturbacijas, tai būtent kada Jekaterina II panaikina šitos etmonato egzistenciją 18 amžiaus antroje pusėje. Ir tas žemes, kurias valdė etmonatas, globojo, etmonatui priklausė, reiškia, ypatingai kairiakrantė Ukraina, tai jinai buvo atplėšta ir šita teritorija pavadinta Naująja Rusia. Tai maždaug 18 amžiaus, nuo 80-mečio iki 20 amžiaus pradžios. Tai aneksavus šitą pietinę, reiškia, etmonato pietinę dalį, Zaporožės Sečę, jos jau priklausė Rusijos imperijai. Tai apima dabartinio Donecko, Dniepropetrovsko, Zaporožės, Mikolajevo, Chersono, Odesos bei Padniestrę ir Moldaviją. Tai šita idėja atgaivinta pradėjus karą Donbase ir pavadinta Novorusijos federacija. Štai mes turime panašiai tokį vaizdą, ar ne, kur šiandieną ir vyksta patys kruviniausi karai. Bet šitoje situacijoje, kalbant apie Ukrainos krikščionybę, tai turbūt galėčiau pasakyti, kad Doneckas daugiau priklauso Rusijos krikščionių ortodoksų stačiatikių kultūros arealui, Lvovas kita pusė, reiškia, ta dešinioji graikų apeigų katalikų unitų arealui. Štai, po trečio padalyjimo, tai vėlgi mes turime imperiją, reiškia, carinės Rusijos imperiją, kuri driekėsi, matot, per visą viena didžiausių turbūt, arba 3 vietą užėmusi apskritai imperijų tarpe. Tai jos šiaurėje iki Arkties, pietuose iki Juodosios jūros, rytuose Baltijos jūros, o pietuose vandenynas didysis. Tai štai, tada kalbėti apie dabar tą civilizaciją, ar ne, jeigu lyginsime civilizaciją, apskritai kokia ta Rusija buvo šalia Ukrainos civilizacijos, ukrainietiška civilizacija, vis tiek mes jau, aišku, tą, ką aš kalbėjau, pavyzdį apie kazokų laikais, ar ne, 17-18 amžiuose, ir būtent Mazepos ypatingi nuopelnai, tos, reiškia, kultūros vystymas ir panašiai. Tai vėlgi, jeigu, sakykime, vakarų civilizacija turi tokius pagrindinius požymius kaip klasikinės, reiškia, antikinės paveldas civilizacijos, vakarų, reiškia, krikščionybė, ne rytų, kalbų daugiakalbiškumas, daugybiškumas, dvasinės pasaulietinės valdžios atskirumas, teisės primatas, teisės viršenybė, taip, socialinis pluralizmas, politinis atstovavimas ir individualizmas. Tai jeigu pasižiūrėtume dabar, o kas rusų civilizacija? Klasikiniai, taip, palikimą jie iš Bizantijos turi, bet jau galima sakyti su azijietiškomis priemaišomis. Toliau dvasinės ir pasaulietinės valdžios atskirumas tik yra vadovėlinė tezė, žodžiu, tiek Maskvoje, tiek Petro I laikais, tai juk Rusijoje, Maskovijoje, reiškia, ta cerkvė buvo pajungta imperijai.
Teisės primatas, sakykime, nebent nuo Aleksandro II laikų, tai yra tos teisinės reformos vykusios jau XIX antroje pusėje. Socialinis pliuralizmas, tai apie miestų savivaldą galime kalbėti pas juos tik nuo Aleksandro II reformos laikų. Politinis atstovavimas turbūt tik nuo 20 amžiaus pradžios Rusijos dūmos sukūrimo. Individualizmas, jo nerasta pradedant idėjų istoriją, baigiant nuosavybės santykiais, ir bendruomeniniai žemėvalda pradėta naikinti tik nuo, bendruomeniniai žemėvalda. Privatinės nėra, ne, nuo 906 metų Stolypino reformos įstatymas, kuris jau pradėtas įgyvendinti 1910 metais. Tai iš viso ta Rusija apskritai, jos atsiliepimas, ir aš čia tiesiog dar kalbėdama apie tą, 16 amžių, kokią Rusiją turėjome kaiminystėje, tai aš norėčiau pacituoti 16 amžiaus antros pusės Aleksandro Gvaninio išleistą Europos sarmatijos istorijos citata, aš cituoju remiantis Dariaus Kuolio tyrinėjimais, tai cituoju: tironija yra šią tautą sukauščiusi, jo sielas žudo baimė, su kuria gimsta ir kuri juose visa pasilieka. Šių žmonių sielos yra vergės, jos nemėgsta aukštų ir dangun kylančių sumanimų. Tie žmonės nėra verti krikščionių vardo. Nėra pasaulyje kitos tokios išdavikiškos, tokios klastingos, tokios meluojančios tautos. Yra kažkokios asociacijos, ar ne, su šiandien diena. Jono žiauriojo nusikaltimų aprašas tiesiog obsceniškas, bjaurus. Drastiški paties Maskvos valdovų žudomų lietuvių ir lenkų belaisvių vaizdai, Turgaus aikštėje išniekinti belaisvių lavonai, pjaustomos vaikinų genitalijos, siaubingai kankinamos moteris ir panašiai. Mes tokius vaizdus irgi turėjome, kada, Kremliaus įgula buvo įsitaisiusi. Ir dar pasituočiau, kas yra ir XIX amžiaus iškilūs rašytojai, 20 amžiaus pradžios, ką yra pasakę Tolstojus. Maskovija, cituoju, taigos Rusija, mongoliška, laukinė, žvėriška, Bulgakova, mūsų gerai žinoma Bulgakova, cituoju, ne tauta, o gyvuliai, chamai, laukinė piktadarių ir žudikų minė orda. Kiti autoriai taipogi yra pasakę, kad svarbiausias Rusijos žmonių sėkmės ženklas tai yra jų sadistinis žiaurumas. Kiti autoriai taip, kad kaip sunku gyventi Rusijoje, šiame smirdančiame fizinio ir moralinio ištvirkimo, niekšybės, apgaulės ir piktadarybių centre. Ir jau pabaigai noriu pasakyti, grįšiu dar atgal. Grįšiu atgal ir štai mes turime Ukrainos krikščionybė bolševikmečių, keletą tik sakinių, kad iš tikrųjų bažnyčios veiklą kontroliavo jėgos struktūros, iš pradžių tai ta vadinama государственное политическое управление, tai yra valstybinė politinė taryba, kuri prižiūrėjo gulagus, persekiojo stačiatikių bažnyčią, o vėliau NKVD, vidaus reikalų liaudės komisariatas. Toliau vykstant Vokietijos Tarybų sąjungos karui, aišku, ir Stalinas siekdamas ten rusus paveikti ir taip toliau, tai buvo nusprendęs įvykdyti naują bažnytinę reformą, pasitelkęs 3 stačiatikių metropolitus, jis nusprendė prie vyriausybės įsteigti Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybą. Deja, irgi jo kontroliuojama, bet irgi nieko gero. Bažnyčia, kaip žinia, sovietmečiu patyrė tą ateistinę ideologiją, dažniausiai bažnyčios uždarytos, sandėliais paverstos ir taip toliau, kai kuriuose tik tai veikia muziejai. Tai perestroikos laikai, aišku, Gorbačiovo laikai, šiek tiek, galima sakyti, stačiatikių bažnyčios atgimimo ženklai, kada jis lankėsi pas popiežių ir susitarė dėl tam tikrų bažnyčios dalykų. Turime štai nepriklausomą Ukrainą, šių dienų Ukrainą. Be abejo, čia Budapešto memorandumą įdėjau, kada buvo atsisakyta, branduolinio ginklo ir susilpnėjo Ukraina. Tai aišku, kalbant, mes šiandieną žinome, kad 2018 metais Porošenko išsirūpino
reiškia, Tomosa. Tai yra, Ukrainai buvo suteikta autokefalinė Ukrainos stačiatikių bažnyčiai autokefalija. Ir aišku, 19 metais, tai buvo 19, man atrodo, per 3 karalius, kaip tik buvo ta šventė, jau patvirtinimas, bet aišku, dar šitą nepriklausomą autokefalinę bažnyčią turi patvirtinti ir kitos stačiatikių, reiškia, tos metropolitai. Tada svarbiausia turbūt, o šiaip tai Ukrainoje stačiatikių bažnyčios buvo 3. Ir pirmiausia ir didžiausia turbūt tai buvo Ukrainos stačiatikių bažnyčia, kuri buvo sąjungoje ir yra sąjungoje su Maskvos patriarchatu. Ir tai yra daugiausiai registruotų bendruomenių. Tai būtent ta buvo vienintelė Ukrainos bažnyčia, kurią pripažįsta pasaulio ortodoksų bažnyčių taryba. Antra kita bažnyčia buvo tai Ukrainos bažnyčia su Kijevo patriarchatu ir 92 metais įkūrė, kaip tik su nepriklausomybės pradžia, įkūrė Ukrainos egzarcas Filaretas Denisenka. Ir už tai jisai, aišku, Maskvos patriarchas jam paskyrė anatemą, atskirtas buvo nuo bažnyčios. Ir trečioji bažnyčia tai buvo tie egziliniai, kurie buvo pasitraukę iš Ukrainos, paskui sugrįžo į Ukrainą, tai ta vadinama autokefalinė stačiatikių bažnyčia. Štai ir aišku, šalia veikia būtent ta didelė, reiškia, veikianti Ukrainos graikų katalikų bažnyčia, kuri meldžiasi pagal rytietišką ritą, pagal graikų apeigas. Tikrai bažnyčia yra gana gausi ir daugiausiai veikia vakarinė Ukrainos Galicijos regione. Tai jos vadovas yra mūsų gerbiamas Sviatoslavas Ševčiukas ir aš čia matau, Diana buvo, žodžiu, atvykusi, tai yra kaip tik Diana Varnaitė, kuri puikiai komunikuoja su šituo, kaip sakyti, Sviatoslavo bažnyčios vadovu. Tai mes turime iš tikrųjų šiandieną, kaip bus toliau, gyvenimas parodys, aišku, o toliau turbūt pabaigai tai norėčiau išgirsti klausimus jūsų, aš čia taip prabėgau, kai ką tiesiog jau nesigilinau ir būtent, kaip ir sakau, mes su tavimi Ukraina ir aš manau, kad ir istorikai, bažnyčios specialistai dar tikrai sėsime ir reikėtų turbūt perrašyti istoriją, atsisakyti tų kuriamų naratyvų, tokių ciniškų naratyvų, nes sprendžiam turbūt iš to koncepto, ką aš šiandieną pasakiau, tai aiškiai, kas ką savinasi ir kas būtų, jeigu būtų. Sakau, Ukraina žvelgia į savo tapatybę, į savo istoriją per Ukrainą ir štai kaip jai reikalingas Kijevas būti kartu. Aišku, tai jeigu būtų civilizuota šalis, tai be abejo tos ištakos, tai tikrai sukuria, sakykime, susikuria 3 valstybės ir Baltarusija, ir ta pati Ukraina, ir ta pati, sakykime, Rusijos valstybė galėtų kurti tą savo tapatybę ant tos senosios slavų susiformavusios Kijevo Rusios, sakykime, ištakų, bet dėja situacija yra kitokia ir tas neigimas, tas ciniškas žeminimas Ukrainos, kad tai yra kažkoks tai darinys, kaip jaunesnysis brolis ir panašiai. Tai aš manau, kad bus atsižvelgta, nes be Ukrainos, dar kartą kartoju, Rusija lieka tik su mongolų ordų tradicija. Peržvelgusi visą istoriją, elgesį, žiaurumus, ką mes matome šiandieną iš paskutinių turbūt internete įdėtų blogerių ten, tai turbūt degtinės ir kraujo kariuomenė, kaip pavadinti, nežinau, tai tikrai lenkiu galvą prieš Ukrainos kovotojus, už Ukrainos laisvę, už mūsų visų turbūt ir Europos ir iš visų laimingą gyvenimą.
Tai mes su tavimi, Ukraina. Ačiū, kad klausėte.